history of civil sciences. Also, it's part of our geoheritage. Yes, me. Tai sveiki visi, sveiki visi susirinkę, tai aš labai trumpai norėčiau priminti, kad turbūt tas geopaveldas susideda ir iš to, kaip mes prisimenam tuos žmonės, kurie kažkada mus mokė, gal kažkas ateityje prisimins tuos, kurie dabar juos mokina ir panašiai. Tai šiandien kaip tik tai yra 125 metai nuo Mečislovo Martinaičio gimimo ir kadangi tokia proga, tai paprašiau, kad leistume trumpai pristatyti. Jau čia pamatėt, kada jisai gimė, kada iškeliavo Anapilin. Na ir aš sakiau, kad tai yra toks tylus, kuklus darbininkas ir iš tikrųjų visi jo darbai tą ir rodo. Tai čia labai trumpai galima perbėgti, ką jisai darė, kada gimė, kada įgijo išsilavinimą ir paskui išvyko iš Švenčionys, kur dirbo mokytoju. Na ir galų gale jisai įstojo į Lietuvos tuometinį universitetą Kaune ir pradėjo studijuoti biologiją. Bet ten kažkas jam nepatiko, išvyko į Šakius ir dirbo mokytoju. Vėl po to grįžo į Kauną ir pradėjo dirbti jau universiteto matematikos gamtos fakultete, mineralogijos geologijos katedroj, iš pradžių jaunesniuoju laborantu. Na ir jisai nuo jau 31 metų tampa vyresniuoju asistentu, jisai tyrinėja mineralus, tvarko geologijos muziejaus kolekcijas ir taip pat moko studentus apibūdinti, atpažinti mineralus tokiu jau dabar turbūt šiek tiek primirštų vamzdelio metodu, kada ten pūsdavom per vamzdelį, darydavom tokius perlamutrus savotiškus iš mineralų ir tokiu būdu ten visa metodika, kaip tai atpažinti. Tai va šitą jisai buvo įsisavinęs, na ir tenai buvo, aišku, tam tikri niuansai, mažino etatus ir jisai kuriam laikui neteko universitete pareigų ir trumpai dirbo kultūros technikų žemės tvarkymo departamente. Po to vėl sugrįžo ir jaunesniuoju laborantu dirbo vėl mineralogijos geologijos katedroj ir dirbdamas jisai studijavo ir įgijo aukštąjį mokslą. Ir tais pačiais metais, kai gavo diplomą, jisai buvo paskirtas jaunesniuoju, o šiek tiek po 3 metų ir vyresniuoju asistentu. Nuo 40 metų jau dirbo Vilniaus universiteto gamtos mokslo fakulteto mineralogijos katedroje vyresniuoju dėstytoju iki 60 metų, kol išėjo į pensiją. Na ir kaip jau minėjau, jisai tikrai labai daug prisidėjo prie pasirūpindamas muziejaus kolekcijomis, jų tvarkymų ir panašiai. Na ir mirė 74 metais, yra palaidotas Vilniuje Saltoniškių kapinėse. Tai dar jeigu šiek tiek trumpiau, plačiau apie jo tą visą gyvenimą, tai jisai, kaip minėjau, mokėsi VDU ir jo diplominio darbas buvo Lietuvoje randamų mineralų apžvalga. Ir tiesiog jisai buvo tiesioginis muziejaus organizatorius Kaune ir paskui ir Vilniuje rūpinosi kolekcijomis. Jisai dėstė magminių metamorfinių bei nusėdinių uolienų petrologiją ir turbūt jau čia iš knygų apie profesorių Dalinkevičių, apie profesorių Mykolą Kaveckį esat skaitę ir žinot, kad jisai buvo Kaveckio pagalbininkas tiek Kaune, tiek Vilniuje. Ir Kaveckis mini, kad 57 metais buvo tyriamos vietinės statybinės medžiagos ir tų tyrėjų tarpe taip pat buvo ir Martinaitis. Na ir krūviai tuo metu dėstytojams buvo ganėtinai dideli. Dabar mūsų jaunieji kolegos ypatingai piktinasi, kad jiem yra krūviai dideli. Pasižiūrėkit, kokį krūvį turėjo Martinaitis, plus prie šito krūvio jisai dar rūpinosi muziejaus kolekcijomis ir padėjo profesoriui Kaveckiui. Na ir
kada buvo iškilusi grėsmė, na, čia visi geologai, tai žinot, kad sovietiniais metais buvo vienu metu nuspręsta, jog nacionalinės gali turėti savo aukštųjų universitetų, kuriuose būtų ruošiami geologai. Tai mūsų universitetų irgi grėsė tas pats, kad gali geologiją uždaryti. Tai buvo sudaryta speciali komisija, kuris rašė visokius raštus. Tai raštai buvo parašyti čia vietiniam ministerijom, tiek aukštojo mokslo, tiek kitom. Ir Martinaičiui su Petruliu buvo pavesta tą raštą šiek tiek sutrumpinus paruošti rusų kalbą ir išsiųsti į Maskvą. Na ir visų tų pastangų dėka mes žinom, kad buvo išlaikytos geologijos studijos Vilniaus universitete ir toliau sėkmingai vykdė, kai tuo tarpu tiek Estijoje, tiek Latvijoje, čia kaimyninėse šalyse nebuvo tas išlaikyta. Na, čia labai nedaug yra tokios, kaip sakant, fotografijų iš jų su Mečislovu Martinaičiu. Tai čia matom, kad jisai sėdi dešiniai pusėje, šalia profesoriaus Kaveckio, su tuometiniais katedros darbuotojais. Ir yra išlikusi dar vinjetė, ne viena, kur jisai yra matomas kaip ir dėstytojas. Šitoje vinjetėje šiek tiek bloga kokybė, kairiai pusėje viršuje yra vyr dėstytojas Mečislovas Martinaitis. Tai jeigu dar šiek tiek apie tuos visokius niuansus, tai jisai buvo toks savotiškai labai išlaikytas žmogus, labai tolerantiškas ir juo pasitikėjo tiek profesorius Mykolas Kaveckis ypatingai, jisai jam buvo patikėjęs tvarkyti visus finansinius reikalus iš Kauno, kada buvo organizuojamos ekspedicijos, tai tiesiog Kaveckis Martinaičiui rašė, aš jums išskyriau ten ir jūs savo valia galite tvarkyti tuos pinigus taip, kaip reikia, bet atlikite visus reikalingus darbus, aš jumis pasitikiu. Na, o Kaveckis su Dalinkevičiu nelabai sutardavo, tai Martinaitis buvo savotiškas paštininkas, nešiodavo raštelius Kaveckio Dalinkevičiui, Dalinkevičiaus Kaveckiui. Na, yra išlikę gana ilgi tokie laiškai, kuriuose jis rašė informalų profesorių Kaveckį, kokie yra reikalai katedroje ir panašiai, bet aš čia jų neskaitysiu. Kas norit, pasivartykit knygas apie Kaveckį, apie Dalinkevičių, tai ten ir apie Martinaitį šiek tiek informacijos rasit. Tai jaučiau tokią pareigą prisiminti šitą žmogų, nes iš tikrųjų, kai vokiečiai šitose patalpose įrengė karo lauko ligoninę karo metais ir per 3 kone dienas liepė viską išsikraustyti, tai be Martinaičio, be kitų, kurie padėjo Kaveckiui tas kolekcijas kažkur išvežti ir slėpti. Aišku, paslėpta buvo ne visos gerai, nes Mokslo akademijos rūsiuose buvo potvynis, ten daug sugadino. Ką buvo išvežę į tuometinę geologijos tarnybą, kaip dabar, tada nežinau, kaip ten tiksliai vadinasi, gal valdyba. Tai po to, kai jai pradėjo vadovauti toks ateivis iš Rusijos, tai nelabai norėjo grąžinti, netgi teko skųstis į Maskvą, kad bent jau dalį tų grąžintų. Bet jeigu nebūtų jie dirbę, tai tada iš vis tų senųjų kolekcijų mes visiškai nebeturėtumėm. Tai va, tai tiek apie Martinaitį ir tuo pačiu noriu priminti, kad šiais metais, bet jau šiek tiek anksčiau, rugsėjo 8 dieną buvo 155 metai nuo Marijono Tomašausko gimimo dienos. Čia tas žmogus, kuris labai trumpai buvo Kauno Vytauto Didžiojo universitete katedros vedėjų po to, kai Smitsibinga, čia, kaip sakant, ne visiškai gražiai, nors yra įvairių versijų, paliko Lietuvą. Tai šitas žmogus buvo tas, kuris pritarus
fakulteto komisijai, dekanui, paskyrė katedros vedėjais vienos Kaveckį, kitos Dalinkevičių. Tai čia yra žmogus iš gilesnės praeities negu šitie mums galbūt ir jums visiems labiau žinomi profesoriai. Tai tiek, ačiū, kad prisiminėm ir geros savaitgalio. Čia irgi kaip skirtas buvo katedros jubiliejui, nors praėjusiame, kaip sakant, vis tiek paminėti svarbus katedrai žmonės. Nes jau, aišku, besimenimas asmeniškai, gal aš būčiau ne vienas. Na tai dar gal vieną tokį prisiminimą, kurį docentas Gailius man yra sakęs, tai kad Martinaitis, kai egzaminuodavo studentus, kada jau jie jam atsiskaitydavo, atsakydavo, išlaikydavo egzaminą, nesvarbu kokį pažymį gaudavo, jisai visada pasveikindavo, asmeniškai paspausdavo ranką ir padėkodavo, kad atėjo į egzaminą su kokiom ten žiniom. Tai tiek. Blogos žinios, tai vis tiek. Bet vis tiek paspausdavo ranką bet kokiu atveju. Tai ačiū, Eugenija. Klausimų turbūt čia nesimato, nesigirdi, bet, nu ką, kolegos, jau pradedam sezoną geologų klubo gana sėkmingai. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir skelbiu, kad kitas geologų klubas įvyks spalio 11 dieną. Temą pasiūlė Dainius Michelevičius. Tema bus skirta tokia, reiškia, kada ir kur bus patalpintas Ignalinos atominės elektrinės panaudotas branduolinis kuras. Pranešėja bus Ignalinos atominės elektrinės darbuotoja, Vaidotė. Taip. Tai va, žinią paskelbiau ir tada dar einam pasidžiaugti gražiu penktadienio pavakarę. Ačiū labai visiems. Ačiū mūsų svečiui dar kartą. History of science is also part of our geoheritage. Yes, we. Tai sveiki visi susirinkę, tai aš labai trumpai norėčiau priminti, kad turbūt tas geopaveldas susideda ir iš to, kaip mes prisimenam tuos žmonės, kurie kažkada mus mokė, gal kažkas ateityje prisimins tuos, kurie dabar juos mokina ir panašiai. Tai šiandien kaip tik tai yra 125 metai nuo Mečislovo Martinaičio gimimo ir kadangi tokia proga, tai paprašiau, kad leistume trumpai pristatyti. Jau čia pamatėt, kada jisai gimė, kada iškeliavo Anapilin. Na ir aš sakiau, kad tai yra toks tylus, kuklus darbininkas ir iš tikrųjų visi jo darbai tą ir rodo. Tai čia labai trumpai galima perbėgti, ką jisai darė, kada gimė, kada įgijo išsilavinimą ir paskui išvyko iš Švenčionys, kur dirbo mokytoju. Na ir galų gale jisai įstojo į Lietuvos tuometinį universitetą Kaune ir pradėjo studijuoti biologiją. Bet ten kažkas jam nepatiko, išvyko į Šakius ir dirbo mokytoju. Vėl po to grįžo į Kauną ir pradėjo dirbti jau universiteto matematikos gamtos fakultete, mineralogijos geologijos katedroj, iš pradžių jaunesniuoju laborantu. Na ir jisai nuo jau 31 metų tampa vyresniuoju asistentu, jisai tyrinėja mineralus, tvarko geologijos muziejaus kolekcijas ir taip pat moko studentus apibūdinti, atpažinti mineralus tokiu jau dabar turbūt šiek tiek primirštų vamzdelio metodu, kada ten pūsdavom per vamzdelį, darydavom tokius perlamūtrus savotiškus iš mineralų ir tokiu būdu ten visa metodika, kaip tai atpažinti. Tai va šitą jisai buvo įsisavinęs, na ir tenai buvo, aišku, tam tikri niuansai, mažino etatus ir jisai kuriam laikui
neteko universitete pareigų ir trumpai dirbo kultūros technikų žemės tvarkymo departamente. Po to vėl sugrįžo ir jaunesniųjų laborantų dirbo vėl mineralogijos geologijos katedroje ir dirbdamas jisai studijavo ir įgijo aukštąjį mokslą. Ir tais pačiais metais, kai gavo diplomą, jisai buvo paskirtas jaunesniuoju, o šiek tiek po 3 metų ir vyresniuoju asistentu. Nuo 40 metų jau dirbo Vilniaus universiteto gamtos mokslo fakulteto mineralogijos katedroje vyresniuoju dėstytoju iki 60 metų, kol išėjo į pensiją. Na ir kaip jau minėjau, jisai tikrai labai daug prisidėjo prie pasirūpindamas muziejaus kolekcijomis, jų tvarkymų ir panašiai. Na ir mirė 74 metais, yra palaidotas Vilniuje Saltoniškių kapinėse. Tai dar jeigu šiek tiek trumpiau, plačiau apie jo tą visą gyvenimą, tai jisai, kaip minėjau, mokėsi VDU ir jo diplominio darbas buvo Lietuvoje randamų mineralų apžvalga. Ir tiesiog jisai buvo tiesioginis muziejaus organizatorius Kaune ir paskui ir Vilniuje rūpinosi kolekcijomis. Jisai dėstė magminių metamorfinių bei nusėdinių uolienų petrologiją ir turbūt jau čia iš knygų apie profesorių Dalinkevičių, apie profesorių Mykolą Kaveckį esat skaitę ir žinot, kad jisai buvo Kaveckio pagalbininkas tiek Kaune, tiek Vilniuje. Ir Kaveckis mini, kad 57 metais buvo tyriamos vietinės statybinės medžiagos ir tų tyrėjų tarpe taip pat buvo ir Martinaitis. Na ir krūviai tuo metu dėstytojams buvo ganėtinai dideli. Dabar mūsų jaunieji kolegos ypatingai piktinasi, kad jiem yra krūviai dideli. Pasižiūrėkit, kokį krūvį turėjo Martinaitis, plus prie šito krūvio jisai dar rūpinosi muziejaus kolekcijomis ir padėjo profesoriui Kaveckiui. Na ir kada buvo iškilusi grėsmė, na, čia visi geologai, tai žinot, kad sovietiniais metais buvo vienu metu nuspręsta, jog nacionalinės gali turėti savo aukštųjų universitetų, kuriuose būtų ruošiami geologai. Tai mūsų universitetui irgi grėsė tas pats, kad gali geologiją uždaryti. Tai buvo sudaryta speciali komisija, kuris rašė visokius raštus. Tai raštai buvo parašyti čia vietiniam ministerijom, tiek aukštojo mokslo, tiek kitom. Ir Martinaičiui su Petruliu buvo pavesta tą raštą šiek tiek sutrumpinus paruošti rusų kalbą ir išsiųsti į Maskvą. Na ir visų tų pastangų dėka mes žinom, kad buvo išlaikytos geologijos studijos Vilniaus universitete ir toliau sėkmingai vykdė, kai tuo tarpu tiek Estijoje, tiek Latvijoje, čia kaimyninėse šalyse nebuvo tas išlaikyta. Na, čia labai nedaug yra tokios, kaip sakant, fotografijų iš jų su Mečislovu Martinaičiu. Tai čia matom, kad jisai sėdi dešiniai pusėje, šalia profesoriaus Kaveckio, su tuometiniais katedros darbuotojais. Ir yra išlikusi dar vinjetė, ne viena, kur jisai yra matomas kaip ir dėstytojas. Šitoje vinjetėje šiek tiek bloga kokybė, kairiai pusėje viršuje yra vyr dėstytojas Mečislovas Martinaitis. Tai jeigu dar šiek tiek apie tuos visokius niuansus, tai jisai buvo toks savotiškai labai išlaikytas žmogus, labai tolerantiškas ir juo pasitikėjo tiek profesorius Mykolas Kaveckis ypatingai, jisai jam buvo patikėjęs tvarkyti visus finansinius reikalus iš Kauno, kada buvo organizuojamos ekspedicijos, tai tiesiog Kaveckis Martinaičiui rašė, aš jums išskyriau ten ir jūs savo valia galite tvarkyti tuos pinigus taip, kaip reikia, bet atlikite visus reikalingus darbus, aš jumis pasitikiu. Na, o
Kaveckis su Dalinkevičiu nelabai sutardavo, tai Martinaitis buvo savotiškas paštininkas, nešiodavo raštelius Kaveckio Dalinkevičiui, Dalinkevičiaus Kaveckiui. Na, yra išlikę gana ilgi tokie laiškai, kuriuose jis rašė informalų profesorių Kaveckį, kokie yra reikalai katedroje ir panašiai, bet aš čia jų neskaitysiu. Kas norit, pasivartykit knygas apie Kaveckį, apie Dalinkevičių, tai ten ir apie Martinaitį šiek tiek informacijos rasit. Tai jaučiau tokią pareigą prisiminti šitą žmogų, nes iš tikrųjų, kai vokiečiai šitose patalpose įrengė karo lauko ligoninę karo metais ir per 3 kone dienas liepė viską išsikraustyti, tai be Martinaičio, be kitų, kurie padėjo Kaveckiui tas kolekcijas kažkur išvežti ir slėpti. Aišku, paslėpta buvo ne visos gerai, nes Mokslo akademijos rūsiuose buvo potvynis, ten daug sugadino. Ką buvo išvežę į tuometinę geologijos tarnybą, kaip dabar, tada nežinau, kaip ten tiksliai vadinasi, gal valdyba. Tai po to, kai jai pradėjo vadovauti toks ateivis iš Rusijos, tai nelabai norėjo grąžinti, netgi teko skųstis į Maskvą, kad bent jau dalį tų grąžintų. Bet jeigu nebūtų jie dirbę, tai tada iš vis tų senųjų kolekcijų mes visiškai nebeturėtumėm. Tai va, tai tiek apie Martinaitį ir tuo pačiu noriu priminti, kad šiais metais, bet jau šiek tiek anksčiau, rugsėjo 8 dieną buvo 155 metai nuo Marijono Tomašausko gimimo dienos. Čia tas žmogus, kuris labai trumpai buvo Kauno Vytauto Didžiojo universitete katedros vedėjų po to, kai Smitsibinga, čia, kaip sakant, ne visiškai gražiai, nors yra įvairių versijų, paliko Lietuvą. Tai šitas žmogus buvo tas, kuris pritarus fakulteto komisijai, dekanui, paskyrė katedros vedėjais vienos Kaveckį, kitos Dalinkevičių. Tai čia yra žmogus iš gilesnės praeities, negu šitie mums galbūt ir jums visiems labiau žinomi profesoriai. Tai tiek, ačiū, kad prisiminėm ir geros savaitgalio turime. Čia irgi kaip skirtas buvo katedros jubiliejui, nors praėjusiam, bet, kaip sakant, vis tiek paminėti svarbus katedrai žmonės. Nes jau, aišku, nebesimenimas meniškai, gal aš būčiau ne vienas. Na tai dar gal vieną tokį prisiminimą, kurį docentas Gailius man yra sakęs, tai kad Martinaitis, kai egzaminuodavo studentus, kada jau jie jam atsiskaitydavo, atsakydavo, išlaikydavo egzaminą, nesvarbu kokį pažymį gaudavo, jisai visada pasveikindavo, asmeniškai paspausdavo ranką ir padėkodavo, kad atėjo į egzaminą su kokiom ten žiniom. Tai tiek. Blogos žinios, tai vis tiek. Bet vis tiek paspausdavo ranką bet kokiu atveju. Tai ačiū, Eugenija. Klausimų turbūt čia nesimato, nesigirdi, bet, nu ką, kolegos, jau pradedam sezoną geologų klubo gana sėkmingai. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir skelbiu, kad kitas geologų klubas įvyks spalio 11 dieną. Temą pasiūlė Dainius Michelevičius. Tema bus skirta tokia, reiškia, kada ir kur bus patalpintas Ignalinos atominės elektrinės panaudotas branduolinis kuras. Pranešėja bus Ignalinos atominės elektrinės darbuotoja, Vaidotė. Taip. Tai va, žinią paskelbiau ir tada dar einam pasidžiaugti gražiu penktadienio pavakarę. Ačiū labai visiems. Ačiū mūsų svečiui dar kartą. Spalio 11.